Sveiki žiūrovai, tai šiandien atvykau prie upelio pavaikyti upėtakių, žvejosiu su vobleriukais ir pažiūrėsim, kaip vidurvasarį kimba upėtakiai ir pabandysiu patikrinti kartu su jumim. Wow, labai gražus upelis. Upėtakiukas nulekė. Tai iškart jau geras ženklas. Gerai, pradedam. Gerai, pirmas metimas. Tai brisiu prieš srovę. Kadangi upelis seklus, tai kito pasirinkimo neturiu. Visos žuvytės tuoj pat įsibaidys kitaip. Hop. Štai ir pirmas upėtakis. Gerai. O, atsikabinu. Super, gerai. Gerai, kad atsikabinu. Gerai. Tai upėtakiai kimba. Tikrai smagu. Iš pradžių čia prasėjau. Žiūriu, kad kažkaip nelabai nori kibti. Biškį buvau išsigandęs, bet viskas gerai. Iš esmės pastebėjau, kad upė yra biškį pasekus, tai kažkaip labai gan dažnai užsikabina, tiesiog užkliūna už kokio medžio ar šakos kokios nors, nes taip nebūdavo. Dabar kažkaip pastebėjau, nebent gali tiesiog taip pasisekdavo, galim sakyti. Va per tokius tenka lipti. Bet pats pasirinkau čia atvykti, tai nieks nekaltas. Nebent aš. Bet ant tų šakų. Dabar vasarą žvejojant nieko nebūna. Bet atsimenu, kai žvejojau žiemą. Upėtakius gaudžiau, kaip kiek kartų esu įkritęs į vandenį, nuslydęs. Eina savo. Dabar čia žvejoju tokiose vietose, kur nėra gilu ir nelabai čia yra tų mažų upėtakiukų, bet nelabai yra kažko rimtesnio. O paskui po biškį brendant žinau, kad prasidės gilesnės vietos, tai ten tikėsimės ir aš pats tikiu, kad gali užkibti ir didesnis ir šiaip gražesnės, ypatingesnės vietos. Nes čia tai žino tokie, jeigu ir užkibs, tai iki 25 cm tokie upėtakiai, tai nežinau, nieko ypatingo iš tikro. Turiu. Gerą upėtakį, gerą. Ui, gražus upėtakis. Net nespėjau. Nei kameras, nieko. Gerai, baig. Oi, koksai. Kelis kartus jisai man replytės tuoj panaudosiu. Štai tikrai geras upėtakis. Nežinau kiek, sakyčiau, virš 2,5 tikrai. Gerai. Fainuolis, super. Kelis kartus mečiau į tą duobę, matot kaip gili duobė. Tikrai mečiau gal kokie apie 15 kartų,
Išrašė bankį. Jis kelis kartus ir vėjus, bet kažkaip galvoju, gal šapalas kažkaip neėma, kažkaip toks atsargi žuvelė, bet pasirodo upėtakis. Einu iki vietos, kur kadaise miegojau. Nu čia praeita upėtakių žvejyba. Tai žiauriai smagu pamatyti. Seniai buvau. Wow. Aišku, čia žiūrovai jums čia nieko, čia tas pats miškas, bet aš gerai atpažįstu. Labai faina pabūt, tas praleistas laikas. Tie patys medeliai, kur hamakas kybojo. Tai smagu vis pamatyti, kaip kas atrodo. Dar kai miegojau, visai viskas kitaip, mažiau sužaliavę buvo. Eina savo. Net keista, kad jau praėjo daugiau nei mėnesis. Ir dar daugiau, man atrodo, bet yra kaip yra. Gerai, tęsiam žvejybą. Gerai, žiūrovai, tai dabar laikas pasidaryti, atsigerti. Tai biški pailsėsiu, nemažai prasiėjau, nemažai upėtakių pagau. Dabar biški pertraukėlę, pasidarysiu kakavos, atsigeriu, pavalgysiu ir tęsim žūklę. Skanaus, žiūrovai. Labai gerai. Tai pavalgau ir tęsim žūklę. Toliau ieškosim upėtakių, didelių upėtakių. Bet dabar viską susitvarkau, susidedu daiktus. Nes viską išsiėmęs. Upė graži, smagu praleisti laisvalaikį gamtoj, prie upės, tai tuoj pat galėsim tęsti. Uik tu savo. Geras upėtakis žiauriai. Ai, tie barblės kabliukai. Nu va. Iš vienos pusės gerai, iš kitos nelabai. Geras upėtakis buvo, žiauriai geras. Turim mažiuką. Op. Oi, mažiliukas. Gerai. Oi. Nereikia rodytis, ką moki.
Biškai įsikabino. Gerai. Ai, turite. Gerai. Nu va. Ranką pasišlapinti. Štai, upėtakiukas. Mažiukas. Gerai, bėg. Šaunuolis. Ant akmens. Tai viskas, žiūrovai. Žūklė oficialiai pabaigta. Tai gerai pasigavo upėtakių. Ne vienas ir ne du. Ir gan buvo ir gražesnių. Dar buvo kibimų, kurių neužfiksavau, bet atsikabino. Tai 2 žiauriai geri upėtakiai. Virš 30, tai legalus 100% buvo jie. Bet atsikabino. O daugiau tai kaip ir viskas super. Mačiau upelį. Ir labai dėkoju tiems, kurie žiūrėjo. Parašykit, kaip jum šį sezoną su upėtakiais, kokie ilgiai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.